Kaip niekada visą laiką ruošiesi iš visų jėgų ir ruošiesi sunkiom varžybom. Ir kaip besibaigtų, kaip pasakyti, galinis rezultatas, vis tiek stengsimės žaisti iš visų jėgų. Ir pavyzdys yra paskutinė ataka, kur Lipkevičius sugrįžo į gynybą iš paskutinių jėgų ir nustogavo dėjimą. Tai yra, kaip pasakyti, man taip malonu matyti tokį epizodą, kai tai reiškia, kad mes kovojam, nes iki paskutinės sekundės neatsižvelgiant į rezultatą. Tai turim toliau tęsti ir nežiūrint į rezultatą, ir mes laimim ir pralaimim, vis tiek turim gerinti savo žaidimą. Ir patys matėm ir daug mes prametėm gerų metimų ir ypač daug praradom kamuolių, 19 berods. O tai reiškia, kad galim dar gerinti žaidimą. Šiandien nusiteikimas buvo turbūt labai neblogas. Ir kas buvo svarbiausias faktorius šiandien pergalės? Aš manau, žaidžiam kaip komanda. Tai yra svarbiausia. Nesižvelgiant, kas, kaip, kur įmeta, kas ką padaro. O tai, kad darom už save, už komandos draugą, už komandą. Ir tai yra svarbiausia. Ir jeigu mes tą sugebėsim išlaikyti, tą atmosferą, tą susikaupimą, kaip sakyti, tai yra, gali pernešti iš treniruočių į varžybas, tai bus geras ženklas, kad mes tobulėjame. Ačiū.